Labadiena. Čia Zaborės naujienos ir aš, Raimonda. Prieš pradėdama turiu prašymą. Pasidalinkite šiuo epizodu. Kuo daugiau žmonių apie tai sužinos, tuo sunkiau bus apsimesti, kad problemos nėra. Vakar įvyko dar viena istorija, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo tik apie saulės elektrinių paramą. Tačiau iš tiesų ji yra apie daug didesnę problemą. Kaip Lietuvoje skirstomi ES milijardai ir kam jie realiai atitenka. Birželio 9 dieną, 8 val. Ryto, aplinkos projektų valdymo agentūra pradėjo priiminėti paraiškas gyventojams jau įsirengusiems saulės elektrinės. Bendra paramos suma buvo 13 milijonų eurų. Praėjo vos 8 valandos ir buvo paskelbta, kad lėšų nebeliko. Per vieną dieną pateikta daugiau kaip 11 000 paraiškų. Dar įdomiau tai, kad jau per pirmąją valandą buvo rezervuota apie 2 milijonai eurų, o per pirmąsias 2 valandas pateikta daugiau kaip 2000 paraiškų. Tuo pat metu pati APVA pripažino, kad sistema buvo sutrikusi dėl didžiulio vartotojų srauto. Iš pirmo žvilgsnio tai galėtų atrodyti kaip sėkmės istorija. Didelis gyventojų aktyvumas, didelis susidomėjimas atsinaujinančia energetika ir greitai panaudotos lėšos. Tačiau visą dieną man plaukė žinutės, ekrano nuotraukos ir nusivylusių žmonių pasakojimai. Žmonės matė klaidas, negalėjo prisijungti, negalėjo pateikti paraiškų, sistema strigo. Prisijungimai pradėjus pildyti nutrūkdavo, suvesti duomenys dingdavo. Vieni bandė per kompiuterį, kiti per telefoną, buvo keičiami net interneto tiekėjai, naudojamos skirtingos naršyklės, žmonės valandas sėdėjo prie ekranų tikėdamiesi, kad pavyks. Kai kurie net neišėjo į darbą. Vilties suteikė ir pačios agentūros pripažinimas, kad sistema stringa ir problema yra sprendžiama. Tačiau kas iš to, jei vakare agentūra paskelbė, lėšos baigėsi. Ir tai įvyko ne todėl, kad žmonės netitiko reikalavimų, ne todėl, kad neturėjo dokumentų ir ne todėl, kad jų projektai buvo netinkami. Tiesiog jie nespėjo, arba tiksliau, sistema neleido jiems suspėti. Ir būtent čia prasideda svarbiausia šios istorijos dalis. Problema nėra vien serveriai, problema nėra vien techniniai trikdžiai, problema yra pati sistema. Nes tai nėra pirmas kartas. Prisiminkime mano gegužės 20 dieną Zaborės naujienos pristatytą epizodą, kaip milijonai dingsta per kelias minutes, kai jaunų šeimų būsto parama ir milijonai eurų dingo per 15 minučių. Prisiminkime kaupiklių paramą, prisiminkime ankstesnius aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimus, prisiminkime daugybę kitų priemonių. Visur kartojasi tas pats scenarijus. Milijonai išdalinami greičiau, nei eilinis žmogus spėja užpildyti paraišką. Todėl vis dažniau kyla klausimas, ar tai iš viso dar yra parama, ar jau tapo žiurkių lenktynės. Lenktynės, kuriuose laimi ne tas, kuriam labiausiai reikia pagalbos, ne tas, kuris kūrė didžiausią vertę, ir ne tas, kuris gyveno atokiau regione ir bando kabintis į gyvenimą. Laimi tas, kuris greitesnis, apsukresnis, turtingesnis, turintis daugiau galimybių, daugiau laiko ir daugiau resursų. Ir čia jau atsiranda viešasis interesas. Juk ES parama ne tam, kad stipriausi taptų dar stipresni. ES parama tam, kad mažėtų socialinė atskirtis, stiprėtų regionai ir daugiau žmonių turėtų galimybę kurti geresnį gyvenimą. Tačiau realybėje vis dažniau matome priešingą rezultatą. Jau daugelį metų viešojoje erdvėje keliamas susirūpinimas dėl per didelės Europos paramos koncentracijos. Ne kartą skelbta statistika rodo,
kad daugiau kaip pusė paramos atitenka vos keliems procentams išrinktųjų pareiškėjų. Pagal įvairių paramos priemonių analizę matome tą pačią tendenciją. Didžiausia paramos dalis koncentruojasi nedidelės gavėjų grupės rankose. Todėl visuomenė turi teisę klausti, ar bent vienas Seimo narys, ministras ar teisėsaugos institucija kada nors iš esmės analizavo, kas nuolat laimi šias milijoninės greičio lenktynės. Kas ir kodėl dažniausiai atsiduria tarp didžiausių Lietuvos paramos gavėjų. Kas turi galimybės pirmieji pasiekti sistemą tada, kai tūkstančiai žmonių negali net prie jos prisijungti. Kodėl vieni metai iš metų sėkmingai dalyvauja vis naujose paramos priemonėse, o kiti taip ir lieka stebėtojais. Kodėl vieni jau nebežino, kur investuoti gaunamą paramą, o kiti negali gauti net pirmosios paramos savo projektui. Tai klausimai, kuriuos turi teisę kelti kiekvienas mokesčių mokėtojas. Todėl šioje situacijoje būtinas maksimalus skaidrumas. Visuomenė turi teisę žinoti, kiek paraiškų pateikė patys gyventojai, kiek jų buvo pateikta per įgaliotus asmenis, kas buvo didžiausi paraiškų teikėjai, kiek paraiškų pateikė kiekvienas jų, kiek paraiškų buvo registruota tuo metu, kai tūkstančiai žmonių negalėjo prisijungti prie sistemos. Jeigu valstybė iš anksto žino, kad milijonai eurų bus rezervuoti per kelias valandas, o panašios problemos kartojasi jau ne pirmą kartą, natūraliai kyla klausimas, kodėl ir toliau pasirenkamas tas pats modelis. Juk kuo dažniau kartojasi tokios istorijos, tuo labiau visuomenėje stiprėja įsitikinimas, kad tai nėra atsitiktinumas. Tai tampa toleruojama norma. O norma neturėtų būti sistema, kurioje žmogaus galimybės lemia ne poreikis, ne projekto kokybė ir ne jo indėlis valstybei, o sekundžių lenktynės ir serverio apkrova. Kalbame ne apie privačius pinigus, kalbame apie viešuosius pinigus, apie mūsų visų pinigus. Jeigu visuomenė pradeda nebetikėti, kad tokios lėšos paskirstomos sąžiningai, prarandamas pats svarbiausias dalykas – pasitikėjimas valstybe. Todėl ši istorija nėra apie saulės elektrinės. Ji nėra apie vieną stringančią sistemą. Ji yra apie tai, ar Lietuvoje sugebėsime sukurti tokią paramos sistemą, kurioje žmogaus galimybės lems ne žiurkių lenktynės, o aiškus, skaidrus ir teisingi principai. Jeigu sutinkate, kad valstybės ir ES parama turi būti skirstoma skaidriau, sąžiningiau ir pasiekti platesnį žmonių ratą, labai prašau pasidalinti šiuo epizodu, paspausti patinka ir parašyti komentarą. Tai užtrunka vos kelias sekundės. Tačiau būtent pirmoji valanda po publikacijos dažniausiai lemia, kiek žmonių pamatys šį turinį. Taip veikia socialinių tinklų algoritmai. Kuo daugiau reakcijų, komentarų ir pasidalijimų pradžioj, tuo platesnė auditorija pasiekia žinutę. Todėl jūsų pasidalijimas šiandien yra didžiausia parama šiam turiniui ir viešumui. Jeigu norite prisidėti prie nepriklausomo turinio kūrimo, tyrimų, viešinimo ir tokių temų nagrinėjimo ateityje, galite tapti mano darbdaviais ir paremti veiklą, pervesdami paramą viešajai įstaigai, kurios rekvizitai pateikti šio įrašo aprašyme. Viešumas veikia. Viešumas priverčia aiškintis. Viešumas kartais išjudina tai, kas metų metus buvo laikoma norma. Ačiū kiekvienam, kuris dalinasi, komentuoja, palaiko ir padeda šioms temoms pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir iki kitų kartų.